Šiandien sveikinuosi su jumis iš Šakių rajono. Šiandien esame ūkininko Dariaus Bilskio ūkyje. Dariau, sveiki. Sveiki. Kadangi esame prie puspriekabės, kyla klausimas, kodėl nusprendėte investuoti į puspriekabę? Į naują nusprendžiau, todėl kad kadangi santykis tarp dėvėtos ir naujos nėra toks didelis palyginus, o vis tiek yra dėvėta, tai dėvėta. O iš viso kodėl nusprendžiau investuoti, todėl kad turim dabar bokštus ir kur laikyti grūdus, tai seniau samdydavau paslaugą išvežimui ir išveždavau įmonės. O dabar mes čia teises turim, tai galim žiemą laiko turėdami ir bus užimtumas didesnis žiemą. Dariau, iš mūsų aikštelės Panevėžyje išsirinkote šią 45,7 kubo puspriekabę. Kuo jums patiko? Dėl pakrovimų, sakykime, dėl kubų, dėl rapsų, kad būtų rapsas, miežiai, ten tos mažesnės saiko svorį turinčios kultūros, kad eitų pakrauta, pilna pakraut, be didesnių problemų, be lyginimų. Nereikėjo laukti gamybos kelių mėnesių. Ir pati puspriekabė turbūt jums komplektacija. Ir komplektacija, taip, komplektacija, viskas atitiko mano norus, tai todėl. O kalbant apie pačią puspriekabę, kas būtent jums, kokios opcijos ar sprendimai patiko puspriekabei? Aš norėjau, kad būtų sunku turėjimų. Taip visi patarė, kad kurie važiuoja, kad geriau, o daugiau. Tai ten komplektacija vada, ten galiniai vartai, man toks kaip ir poreikis yra reikalinga. Tai čia pagrindė dėl šitų. Prie ūkio bortas ir durys, universalus galinis uždarimas, tinkamesnis sprendimas, nes galite daugiau ne tik tai grūdus tos pačius išvežti, bet ir galbūt prie ūkio kažkokią nežinau. Būna, kad ten konteinerius reikia vežtis, trąšas būna parsivežimui. Čia gal vienas iki metuose reikia, ar kas keli metai reikia, bet tik tai dėl to čia tas sprendimas toks. Dariau, darbui su Grainmount puspriekabė savivertė pasirinkote HICO hidraulinę sistemą. Kodėl priėmėte šį sprendimą? Sprendimas buvo priimtas todėl, kad kokybei santykių ir pačios visos komplektacijos ta pati sistema tiko, todėl ir rinkausi. Taip, ir kaip kalbėjome, kad ir tiek hidraulinė sistema, tiek puspriekabėje esantis cilindras yra to paties gamintojo HICO, užtikrina nepriekaištingą kėlimo veikimą. Dariau, kaip vertinate visą pirkimo procesą nuo pirmo kontakto iki puspriekabės jau atsiėmimo? Visas kontaktas vyko sklandžiai, iš karto telefonu, tikriausiai dar ne telefonu, elektroniniu paštu tikriausiai susirašinėjom, aš dabar pradžio neatsimenu. Pirma užklausa buvo jūsų. Užklausa elektroniniu paštu buvo, paskui paskambinu Dainius, o paskui viskas vyko sklandžiai, biskį aš ilgiau tempiau. Taip, čia normalu, toks vis tiek sprendimas, investicija nemaža. Ir neskubėjau, čia poreikių didelių nebuvo dabar pavasarį. Tai... Taip, jūs ir iš anksti pradėjote jau ruoštis. Nuo rudens tikriausiai, prieš naujus metus. Taip. O mes apie naujus ir sukontaktavome, man atrodo. Taip. Dariau, jau išsibandėte puspriekabę. Kokie pirmi įspūdžiai, ar rekomenduotumėte kitiems šią puspriekabę? Taip, prabandėm šiek tiek, mūsų poreikis tenkina ir kol kas aš neturiu jokių priekaištų čia ėjau ir rekomenduočiau ir kitiem. Puiku. Ačiū Dariau jums už pokalbį, gerų darbų ir gero derliaus. Ačiū.